Sveiki. Kilo klausimų, kaip kurias užduotėlės reikėtų atlikti. Na, aš kai kurias parodysiu, visų tikrai nerodysiu, bet ten, kur daugiausiai yra kliūnama. Pradėkime iš pačios pradžios. Mums reikia rasti aukščiausias, žemiausias ir vidutinės temperatūras iš viso stebėjimo laikotarpio. Ir yra, kaip ir patarimas, naudoti pivot table. Ką mes turėtumėm daryti? Pavyzdžiui, užsižymėm visus duomenis. Darome taip, kad mes turime lentelę. Pavyzdžiui, pabandom pivot table iš karto pasidaryti. Ir kokį mums reikia dabar? Mums reikia temperatūrų. Kokiųgi reikia temperatūrų? Mums reikia, galim va čia pakeisti, čia suma mums nereikalinga, mums reikia minimumo. Tada dar kartą metamės į reikšmės. Tai sekantis bus ne minimumas, o suma. Čia galim persimest, kad mums vertikaliai rodytų. Atsiprašau, kas čia dabar? Štai taip. Tada reikia maksimumo ir dar kartą įsimetam, nes mums reikia, dabar ko, mums reikia trečias, kas buvo. Jau ir pats pamiršau. Taip, kur mūsų yra rezultatai. Taip, vidutinė. Štai taip. Ir iš sumos mes pasidarom average, vidutinė. Štai šitaip. Šį du galime pervadinti, pavyzdžiui, kad tai yra pirma užduotis. Ir kaip pastebėjot, yra kitokios spalvos. Na, šitos spalvos gali skirtis priklausomai nuo Office versijos. Tai čia paspaudžiame dešinį pelės mygtuką, Tab Color ir išsirinkama kažką panašaus. Kadangi versijos šiek tiek skiriasi, tai gali būti, tamsesnė, šviesesnė, gal kitas truputėlį atspalvis. Toliau žiūrime. Štai šituose vietose turėčiau matyti rezultatus. Kągi darau? Darau taip. Rašau lygų ir renkuosi, pavyzdžiui, minimumas ir Enter. Tada vėl lygų ir maksimumas Enter. Jeigu aš čia sumaišysiu didžiausią mažiausią, tai manau, jūs tikrai atsirinksite ir problemos nebus. Vat štokiu būdu mes galime tą padaryti. Toliau. Mums reikia iš viso šito laikotarpio, čia yra visi matavimai iš karto nurodyti nuo vienos datos iki kitos datos, nes tai yra visų metų. Mums reikėtų rasti, kadagi temperatūra buvo žemiausia. Na ir siūloma, kad, aišku, galima ir su pivot table, bet padaryti be pivot table su rikiavimu. Ateiname ant duomenų, pasidarome kopiją. Kopiją metam į galą ir nurodom, kad tai būtų kopija. Štai, turiu duomenys 2, tai čia bus mano antra užduotis. Atsiprašau, lietuviškas raidės išsijungiau. Tai bus antra užduotis. Vėlgi, Tab Color užsidedam kitą. Ir ko man reikia? Dar kartą pažiūrim, man reikia žemiausios temperatūros ir nurodyti būtent datą. Kaip aš tą galėčiau rasti? Tai kadangi reikalinga temperatūra ir data, šitų dalių galime nežiūrėti. Na, o šičia užsižymime duomenis ir einame į rikiavimą. Taip, dabar rikiavimas. Man reikalingas rikiavimas pagal ką? Taip, imu pasirinktinis rikiavimas. Čia pas mane 365 versija, bet jūs tokį patį turite rasti ir ant 19 ir ant 21 versijos. Ir žiūrime ne stebėjimo laiką, o oro temperatūrą. Ir nuo mažiausio iki didžiausio. Kaip mato, duomenys išsirikiavo, viršų yra žemiausia temperatūra. Ateinu į rezultatai, spaudžiu čia lygybę. Renkuosi štai šitą. Ir dabar kodėl aš taip matau? Čia yra pasirinktinis, man reikia skaičiaus. Čia dėl blogų formatų gali nesugebėti atvaizduoti, dėl to žiūrėkite, kad būtų tinkamas formatas. Man reikalingas numeris, o prieš tai galėjo būti custom, tai galėjo būti kažkoks datos nustatymas. Taip, dabar sekantis, o kad čia pas mane atspalviai kažkaip skiriasi. Palaukit, taip uždėsiu. O, panašiai atrodo.
Varkoj. Dabar pasinaudoti pivot table ir apskaičiuoti iš tam tikro laikotarpio, o čia laikotarpis vėl visas, kiekgi dienų, kada buvo saulėta ir giedra. Tai mums reikia va tų saulėtų dienų. Vėlgi einame į duomenis, viskas pažymėta, imam pivot table. Ir dabar taip, kas mums reikalinga? Oro sąlygos turbūt. Tai oro sąlygos turėtų būti pagal mane į filtrą keliauti, nes mes visas atmesti turime išskyrus giedrą. Na, o toliau turėtų būti turbūt skaičiavimo laikas. Ir mums reikia suskaičiuoti, kiekgi tų dienų yra. Aš čia visas dienas sudedu, nes įmetu į langelį, kuris skaičiuoja. Man paėmė kiekį, count parašyta, ir gavosi, kad tai yra 1457 stebėjimai. Ne dienos, bet stebėjimai. Nes per vieną dieną ten stebi 4 kartus ir panašiai. Dabar reguliuojame filtrą. Tai man reikia, kur čia turėtų būti, kur ta giedra. Ne visi mato taip iška. Ai, pats pačioj pradžioj ir nepamačiau. Na va, jau gavau 306. Vėlgi einu į rezultatus, rašau lygų, ateinu į sheet 4, pasirenku štai šitą, enter atsakymą turiu, sheet 4 galim čia permesti, vėl pervadinti antrą užduotis, vėl lietuviškos raidės reikalingos, štai tai, oi, atsiprašau, ne antra, nu taip, ne antra. Su kompiuteriu ginčytis toj pradėsiu. Ir štai šitas. Na va, jau turiu tiek užduočių. Čia kitus irgi pasikeisite patys.